Antroje laidos dalyje Aistė Štaraitė, gražuolė, kurios gyvybė priklauso nuo elektra pakraunamų baterijų. Joms sustojus gyventi liks lygiai 10 minučių. Vos prieš 4 metus viešėdama prabangą tviskančiame Dubajuje, moteris pajuto pirmuosius neva peršalimo simptomus. Deja, gydytojai laiku nenustatė grėsmingos ligos, kuris smogė visa jėga. Ir vos per kelias dienas sveika moteris tapo dar viena pacientė, laukiančia donoro širdies. Tad likite kartu su mumis ir išgirskite, kaip pasikeitė Aistės gyvenimas nešiojant dirbtinę širdį. Kodėl užgeso ilgai trukę moters santykiai su mylimuoju, bei kas padėjo Aistei iš naujo pamilti gyvenimą. Visa tai ir dar daugiau jau po akimirkos. Kovo 20 dieną pasaulis minėjo pasaulinę laimės dieną, todėl šią savaitę šį žodį girdėjote itin dažnai. Vis tik 21 amžiaus žmonės kaip niekada daug kalba apie tai, kas yra tikroji laimė. Ir visi lyg susitarę sako vieną. Tai ne karjeros aukštumos, tai ne pripažinimas, o puiki sveikata ir gebėjimas džiaugtis paprastais dalykais. Todėl šiandien interviu su Aiste, mergina, kurios gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis po to, kai jis sužinojo apie šokiruojančią tiesą. Širdis nepajėgi išlaikyti gyvybės, todėl teks vietoj savos dėvėti dirbtinę. Aš turiu laiką 10 minučių, jeigu aš negaunu elektros, man širdis sustoja. Kaip čia buvo dabar prieš porą dienų Vilniuje. Dingo elektra ir aš nežinau, ar jinai atsiras ar ne. Aš turiu būti pasiruošęs važiuoti kažkur tai į kitą tašką, kur žinosiu, kad ten elektra bus, kad praleisti naktį. Ir visada žinoti ir turėti baterijkas pakrautas su savim. Šiandien Aistei 32 metai ir iki pat 28 ji gyveno normalų gyvenimą. Mokėsi, dirbo ir svajojo apie karjeros aukštumas. Būdama jauna ir siekdama savo tikslų, kaip ir itin didelė dalis galimybės išnaudojančių lietuvių, nusprendė padaryti studijų pertrauką ir išvykti į užsienį. Iš pradžių dirbo Londone, didžiulėje įmonėje, kuri į pasaulį paleidinėjo prabangius restoranus, o vieną dieną nusprendė, jog savo verslą reiktų išplėsti ir Dubajuje. Todėl su visa komanda gražuolė išvyko į Arabų kraštus. Prabanga žibantis restoranai, didelis atlyginimas, nuosavi namai. Tai buvo daug žadanti pradžia, apie kurią ilgai svajojo jauna mergina. Todėl beliko tik tuo mėgautis. Tačiau, kai viskas rodos klojosi puikiai ir jos gyvenimo būtų pavydėję, bet kas pradėjo lysti sveikatos problemos. Iš pradžių galvojusi, jog tai peršalimas, mat atsirado nežinomas kosulys, ligą Aistė gydė gerdama arbatą. Tačiau vėliau pasirodę simptomai simbolizavo apie kur kas rimtesnę situaciją. Paskutinę savaitę prieš jau važiuojant į ligoninę, kai jau man blogai buvo visiškai, aš miegojau sėdėdama. Sukryžiuodavau kojas lovoj, pasidėdavau 3-4 pagalvės ir aplink šonus ir šitokioj pozoj miegodavau. Ir mano tas miegas būdavo 40 minučių, po to vėl 3 valandas nemiegau. Ir nueiti iki tualeto buvo sunku. Atsimenu tokių naktų, kai ropodavau iš tualeto, grūdavau ant žemės ir paprasčiausiai ropodavau iki lovos, nes negalėdavau atsikelti. Na ir vieną naktį aš prabudau ir turiu laikrodį šitą savo, kuris matuoja pulsą, kas yra labai gerai. Ir aš su juo eidavau, ta prasme, dieną iš dienos būdavau, paprasčiausiai nebent kada reikėdavo pakrauti. Ir aš užmigau, taip pat sėdėdama su 4 pagalvėm. Ir atsikėliau po, tarkim, pusę valandos miego ir mano širdis daužėsi. Galvau, kad tikrai paprasčiausiai man sprogs ir išlėks iš vidaus. Vis tik, kad ir kai buvo blogai, būdama svetimoje šalyje, moteris nenorėjo pripažinti, kad su ja kažkas negerai. Todėl vis atidėliojo gydymo klausimą. Tačiau tą naktį suprato, jog kitos išeities tiesiog nėra. Reikia kreiptis į gydytoją. O ir tai, kad merginos svoris per laiką buvo pakitęs, buvo ženklas, kad kažkas tikrai negerai. Aistė atvirauja. Gulėti negalėdavau dėl mano kūne besikaupiančių skysčių, kuriuos taip pat ignoravau. O galiausiai nuvykus pas Dubajaus medikus, sužinojau, jog turiu rimtų širdies problemų. Vis tik, ten dirbantis daktarai su tuo nusprendė kovoti paprastai ir problemą išspręsti akimirksniu. Neįvertinę tikrosios situacijos, Aistė jai išrašė be galo stiprių vaistų
leidusi trumpam patikėti, jog viskas yra gerai. Aš geriau tuos vaistukus, kur praktiškai žmonės po infarkto, jau žmonės pagyvenę, žmonės jas gerdavo tos pačius vaistus kaip ir aš. Tai mano organizmas buvo šokė iš tikrųjų, kai aš juos pradėjau gerti, ko man tik nebuvo, ir akyse dvejinosi, ir bloga buvo, ir paeit negalėjau. Man svoris nukrito apie 12 kg per 3 dienas. Tai iš tikrųjų tai yra labai daug ir didelios permainos organizmui. Ir pamenu, buvo vienas renginys ir taip suplanavau, kad būtent nuvažiuoti tą renginį. Tai sėdau į taksi, susirašiau, šiaip ne taip, sėdau į taksi, viskas gerai, mane nuvežė ir nuvažiavusi tą renginį supratau, kad man dar toli iki gerai. Man dar buvo sužadėtinis, mane pamatė, sako, aš nežinau, važiuok namo ir atsigulk ir gulėk ir nieko neveik. Taip, Dubajuje Aistė turėjo ne tik gerą darbą, ėjo svajonių išsipildymo link, tačiau atvykus į šį kraštą net susižadėjo. Vis dėlto, suprastėjus sveikatai gyvenimas ėmė birėti lyg kortų namelis. Dėl prastos savijautos ėmė šlubuoti karjerą, o ilgą laiką atrodęs tobulas gyvenimas ir viena po kitos besipildančios svajonės tapo praeitimi. Kaip dažnai ir būna, esant tokioms aplinkybėms, nebematai tave supančių pauksuotų baldų ir mėlynuojančio dangaus, o nori tik vieno – būti su savo artimais žmonėmis. Ir nors tuomet mergina buvo susižadėjusi, liga atskleidė ir tikrai šios meilės veidą. Mat santykiai su sužadėtiniu taip pat ėmė slysti iš rankų. Aš dar atsimenu, taip sėdėjau ir galvoju, jeigu dar santykiai sugrius, tai iš viso bus viršūnė. Taip ir buvo. Tai buvo labai įtempti santykiai. Mes sutarėm, kad mum nepakeliui. Kam plėšytis, mum nepakeliui. Jis turėjo labai didelių planų taip pat savo gyvenime, kaip išvažiuoti į užsienį dar kažkur kitur ir toliau su darbu, karjera. Jam buvo pats tas bumas, kaip sakant. Ir, ta prasme, aš žinau, kad aš turiu grįžti į Lietuvą. Ir atsimenu, nuėjus pas daktarą. Po 3 mėnesių, tada buvo beveik 3 mėnesiai praėję, aš pasakiau, sakau, daktarė, jau neklausiu, ar turiu važiuoti, bet sakau, man reikia namo. Ir jis sako, ne. Sako, tau bus per sunku. Sako, tu gali net laikyti skrydžių. Nes širdelė buvo per daug silpna. Aš dabar labai gerai atsimenu, tėtis skambino ir sako, man nesvarbu kaip. Sako, tu grįši į Lietuvą, mes tave pastatysim ant kojų. Nieko neklausiusi, Aistė nusipirko lėktuvo bilietą ir išskrido į Lietuvą. O grįžusi ten pamatė ir kraupią tiesą. Jos mylimas ir ją visada palaikantis, optimizmu trykštantis tėtis guli ligoninėje. Ir jo situacija labai bloga. Tėčiui dirbtinai sukelta koma. Todėl tai Aistė kirto į pačius paširdžius. Pasirodžiusi pas lietuvišką gydytoją, moteris išgirdo ir kraupią naujieną apie save. Vaikštai su tiksinčia bomba, kurią tuoj pat privaloma operuoti. Tau širdies nepakankamumas, todėl reikia statyti dirbtinę širdį. Nieko nelaukus, Aistei buvo atlikta itin sudėtinga operacija. Tačiau priešingai nei Dubajuje, gydytojai Lietuvoje į viską žiūrėjo kitaip. Ir viską sutvarkė nuo pradžių iki galo. Todėl mergina nubudo pradedama naują gyvenimo etapą. Aistės viduje plakė dirbtinė širdis. Vis tik atsigauti po tokios sudėtingos operacijos nebuvo taip lengva. Ir tada prasidėjo tikroji kova už gyvenimą. Reanimacijoje, kai prabuvau 9 dienas po operacijos, tai viskas dar buvo pakankamai gerai, nes aš beveik prabuvau morfijaus visą laiką. Tai daug miegodavau, pajuokaudavau, padainuodavau, vėl užmigdavau. Bet nutraukus morfijų, perėjus jau į skyrių, tolimesniam gydymui, tada jau prasidėjo visas sunkumas. Klausimas, kodėl man tai atsitiko. Aš tiesiai išėjus, aš sėdėjau ir aš nieko nenorėjau. Aš nebemačiau gyvenimo džiaugsmo, aš nemačiau gyvenimo prasmės. Aš bemirštanti, aš galvoju, kas su manim norės bendrauti, nes tu žinai, kad tu bet kada gali neišgyventi. Man sesutės ir daktarai sakydavo ligoninėje, užsibrėžk kažkokį tai tikslą, ko tu lauki, tau bus lengviau jo sulaukti.
tau bus tokia motyvacija, kad bet reikia. Ir aš atsimenu, laukiu labai to laiko, kada mane perkels į reabilitaciją. Nes aš žinojau psichologiškai, kad tai yra jau sekantis žingsnis, kad aš jau išeinu iš ligoninės pagaliau, kad aš pakeisiu aplinką ir kad man geriau. Kad ir kai buvo sunku, liūdna, bei jautėsi praradusi save, mergina nepasidavė. Nusistačiusi savo tikslą, jog ji jausis geriau tada, kai bus perkelta iš reabilitacijos, kiekvieną dieną laukė tos akimirkos. Ir ta diena atėjo. Pasirodęs gydytojas džiaugsmingai pranešė, jog pagaliau reikalai tvarkosi. Išgirdusi tai, mergina jautėsi 9 danguje. Tačiau gyvenimas ir vėl negailėjo nemalonių staigmenų. Kai paguldė mane buvo vasara, o kai reikėjo išeiti jau buvo ruduo. Reikėjo ir striukės, reikėjo ir drabužių ir viską, tai paskambinau seseriai. Sako, gal gali man atvežti, sako, šiandien važiuoju. Man buvo tokia euforija, aš nemoku pasakyti. Ir taip tėčiai liktai viskas taip ir kaip ir geriau buvo, taip ant ribos. Ir sesuo taip kažkaip su manim labai daug nekalbėjo visiškai. Jis sako, gerai, atvešiu, ar dabar, ar vėliau, kaip sakau, gal dabar, nes aš jau turiu ten iki 10 valandos išvažiuoti. Sako, gerai. Ir aš kažkaip galvoju, dėl ko jin tokia kažkokia liūdus. Parašiau mamai, žinutę, mama skambina iš karto. Ir sakau, mami, sakau, viskas, sakau, mane kelia, aš reabilitaciją, tipo važiuoju po 4-3 savaičių, būsiu jau namie, jau galėsiu, jeigu viskas gerai, galėsiu grįžti namo. Ir mano pirmieji mamo žodžiai buvo, aistė, tėvelis išėjo. Aistė atvira. Tai buvo sunkiausias mano gyvenimo periodas, kai rodos viskas buvo prarasta. Supratau, jog ir vėl viskas lysta iš po kojų, tik šį kartą dar didesniu tempu. O blogiausia, kad aš esu tokia silpna, jog net negaliu palikti ligoninės. Todėl jaučiausi tiesiog apgailėtinai. Man sveikatos nėra, ašarų pakalnė. Ir aš išvažiavau į reabilitaciją, manęs vienas dalykas neišleido, antras dalykas aš buvau per silpna dalyvauti laidotuvėse. Aš tą savaitę nieko nevalgiau ir beveik nebendravau su savo šeima, nes jie buvo per daug užsiėmę. Visas tas 3-4 savaitės aš vieną praleidau reabilitacijoje. Toks buvo smūgis į paširdžius, atrodo, tau ta diena, kai viskas yra nuostabu ir tu džiaugiesi jau tada dėl savęs, bet įvyksta tai. Pooperacinis, panikos priepuoliai vaistai nebepadėjo, tai aišku ir raminamųjų didesnės dozės ir antidepresantai. Mergina atvira. Vieną dieną supratau, jog reikia kažką daryti ir jokie vaistai man nepadės. Turiu pati išspręsti savo problemas ir suimti save į rankas. Aš dabar gyvenu šią dieną ir aš esu labai laiminga ir dėkinga, kad aš esu su dirbtinė širdelė. Aš dabar džiaugiuosi, kad aš gyvenu tokį gyvenimą. Aš džiaugiuosi, kad aš gyvenu, aš džiaugiuosi, kad aš šiandien esu čia. Taip Aistė ligoninė praleido mėnesius. Morfijų pakeitę antidepresantai sukėlė tik dar daugiau nerimo ir vidinio draskimosi. Mergina atvira. Vieną dieną supratau, jog reikia kažką daryti ir jokie vaistai man nepadės. Turiu pati išspręsti savo problemas ir suimti save į rankas. Ir tokiam Aistė žingsniui ją įkvėpė draugės pasakyti žodžiai. Pasikalbėjau su savo labai viena draugė iš Dubajaus. Ir aš jai parašiau, čia skauda po operacijos ir tas ir anas. Ir jinai sako, tu tą sakai, tu tą susikuri. Kodėl tu nori, kad tai pasikeistų? Pakeis mąstymą, pasikeis ir aplinkybės. Tai aš nuėjau miegoti tą dieną su mintim, kad nuo rytojaus man viskas bus gerai. Aš stiprėju, aš tvirtėju, aš esu sveika. Ir aš esu laiminga, kad esu čia. Ir aš atsikėliau kitą dieną ir aš taip gyvenu. Aš džiaugiausi, aš laukiau tada, kad
išeiti iš ligoninės. Aš laukiu, kada grįšiu namo. Aš laukiu, kada nueisiu tą pasidaryti pirmą manikiūrą, pedikiūrą, kada susitiksiu su draugais ir mes eisim į kavinę atsigerti kavos ir pašnekėti, kas buvo per paskutinius pusę metų. Aistė sako, nustojau gerti antidepresantus ir jau 6 mėnesius jų nevartoju. O ir į savo situaciją pažiūrėjau kitaip. Ėmiau domėtis, ką reiškia turėti dirbtinę širdį, skaityti skirtingų žmonių istorijas. Tai pamačiau, jog pasaulyje yra tiek daug žmonių, kurie turi šį daiktą ir gyvena pilnavertį gyvenimą. Jie šypsosi ir džiaugiasi galėdami stovėti ant šios žemės. Todėl šiandien moteris yra laiminga. Ir nesvarbu, kad jos viduje plaka dirbtinė širdis ir ji yra tiesiogiai priklausoma nuo elektros energijos, kuri vieną dieną gali tiesiog dingti. Kad tą palaikyti, būtent mechanizmą aktyvų, reikia energijos. O energija yra palaikoma baterijomis arba nakčiai. Yra toks būtent sistema pagrindinė vadinama su ilgu laidu. Vis laidas eina apie 2 metrai, jeigu neklystu. Paprasčiausiai įsijungiama į elektrą ir nuo batareikų tada jau prisijungi savo laidelius į tą sieninį, tą tokį energijos bloką vadinamą ir miegi. Kadangi pats mechanizmas jis yra jungtas laideliais, ar ne, ir apsaugomas, tarkim, kaip televizorius, tarkim, kabelis koks ar kažką. Tai jeigu jį per daug parenki, laidas gali lūžti. Tai tokių savisaugos jo, kad turi labai saugotis ir tu turi papildomą setą tų batareikų ir jeigu tu eini kažkur, tarkim, tu visada pasiemi papildomą setą batareikų. Aš dabar gyvenu šią dieną ir aš esu labai laiminga ir dėkinga, kad aš esu su dirbtinė širdele. Aš dabar džiaugiuosi, kad aš gyvenu tokį gyvenimą. Aš džiaugiuosi, kad aš gyvenu, aš džiaugiuosi, kad aš šiandien esu čia. Šiandien Aistė nedejuoja, nors ir su ašaromis akyse žiūri tėčio nuotraukas, tačiau jaučia jo meilę. Nors ir išsiskyrė su sužadėtiniu, šiandien yra laiminga, jauna, graži, o svarbiausia gyva. Aistė šiandien perėmė Lietuvos širdies nepakankamumu sergančiųjų asociacijos vadovės pareigas, bei nori visiems priminti. Įsiklausykite į savo kūną, neignoruokite jo siunčiamų ženklų ir jei jaučiate, kad kažkas yra negerai, pradėkite ieškoti to priežasties. Nes tokie nekalti simptomai, kaip iš niekur atsiradęs kosulys, gali būti itin klastingos ligos ženklas. O negydant jos, galite tiesiog atsisveikinti su gyvenimu. Nuo reportažo pabaigai, visiems, kurių gyvenime yra bėdų ar dalykų, kurių jūs negalite pakeisti, jauna moteris sako. Manau, kaip gyvenime turi daug sunkių pamokų. Tu situacijas negali kontroliuoti, tu gali kontroliuoti požiūrį. Ir požiūriu gali labai daug ką padaryti. Visada vyks karai pasaulyje. Visada bus net susipratimų, visada bus kas pakomentuos, kažką pasakys. Bet jeigu tu imsi viską į savo, tarkim, širdį ir rimtai, tu negyvensi gyvenimą. Tai nebus gyvenimas. Tu turi rūpintis savimi ir žiūrėti, kas tau gerai. Vienas iš svarbiausių dalykų yra supratimas, kad tu pats esi savo gyvenimo šeimininkas. Jeigu tu pasirenki liūdėti, kad tau būtų blogai, vaidinti tą auką, tada tu tai pasirenki ir tu tą gausi. Bet jeigu tu pasirenki kitą būdą, kad tu nori kabintis į gyvenimą, kad tai dar ne pasaulio pabaiga, kad tu esi sveikas, jeigu tu esi sveikas, kad tu esi sveikas ir tu turi galvą ant pečių ir smegenų, eik į priekį, siek savo tikslų. Kažkada galėjusi pasidžiaugti dideliu atlyginimu ir ją supančią prabangą, šiandien Aistė nedirba, nes vis dar neturi jėgų ir tenkinasi kelių šimtų eurų valstybės skiriamą pašalpą. Moteris susitaikė ir su mintimi, jog niekada neįgyvendins savo svajonės – iššokti parašiutu virš Dubajaus, nes jai to neleidžia sveikata. O ir diena, kada jai bus pranešta, jog atsirado širdies donoras, nežinia, ar jie ateis, nes tai kaip loterija. Todėl kreipiasi į visus Bus visko laidos žiūrovus ir sako, jei apie kažką svajojate, neatidėkite to ateičiai, darykite tai dabar ir gyvenkite pilna širdimi.
Bei prisiminkite vieną – ne darbas, ne karjera, o sveikata ir šeima yra svarbiausia. Todėl mylėkite vieni kitus ir džiaukitės akimirką, nes gyvenimas yra nenuspėjamas.